Tai dėkui už jūsų išmintį ir norime pasveikinti. Drąsiau merginos. Tai ne tik už visą laiką tą ištiestą pagalbos ranką. Dėkui. Prisidėjom prie bendradarbystės ir ačiū reikia sakyti šitai bendruomenei. Angeliukus tai iš tikrųjų buvo taip netikėta, kad už kelių valandų atsiliepė Erika ir surinko šventes. Iš tikrųjų esam dėkingi be galo ir šiandieną. Tai Gėlelių kaimo. Dar už savas žmonės. Džiaugti, kad jūsų bendruomenė, jūsų pirmininkė Danutė buvo pakviesta į prezidentūrą susitelkimo, bendrystės, kaimyninio, kuris yra užkoduotas ir paslėptas štai šioje dėžutėje. Būkite sveiki, laimingi ir gražiai. Kviečiam pasisakyti, Rokite. Kiek žvilgsnių daug nepagautų. Ir tas reikia atsiremti gyvenant šiandien, galvoju, kad suprastume visą prasmę šios dienos ir visą reikia profesinę netelpa Danutė. Tai vietos veiklos grupė dovanoja jums keraminę vazą. Kad jie žinodami savo padėtį ir situaciją, kad jie yra Ir iš tikrųjų sakė, čia šitas kraštas, aš sako tau pasakysiu, šitas kraštas, kurį kiekvieną kiemą įėjęs, nutiesi kaip pas giminės atėjęs. Tai štai koks stebuklingas. Tai sveikinu jūs ir meilės. Ačiū jums visiems. Tas įsivažiavimas, tas laukimas, kada bus paskelbta, aišku, nebijant rizikos, tai iš tikrųjų... Patiesumai. Ir Lukštų bendruomenė. Miela Danutė, sveikatos, idėjų jūs turi tikrai labai daug. Tai... Švelnių, romantiškų, keistų. Jūsų bendruomenė šventė, na jeigu pagal žmogaus amžių skaičiuojant 20 metų, užauginsit, važiuos pavasarį ir išpirks. Ir gražu bus ir visą su braškėm daugiau. Pasveikinti ir ačiū už jūsų indėlį ir ne tik iš atveju, apskritai per tą visą 20. Svečiam ir vietos gyventojam. Mūsų su kaireliais įriša jau ilgoką draugystę. Lidijos kūrybinis entuziazmas, gebėjimas, mokėjimas. Viskas šiam pasaulyje išnyko, širdis virpėjo ir daužė. Taigi klestėjimo jūsų ūkiui, jūsų pirmininkės sveikatos. Žodžiu pasiklystę. Per stiklą perbraukiu ranką. Jaučiu nuo žodžių. Šį eilėraštį raganos ir fėjos šėlsta nuo kvapų. Kai virš 50, tu gerai žinai, šoka sutartinį. Kai virš 50. Kas prisitaikė savo, kas pasitaikė sakyti. Gaila, kad nebuvo eilėraščio vyram.
bet matosi, kad koncerną ir vaikus. Iš tikrųjų, šios popietės metu užrašęs nuostabių linkėjimų ant balionų. Tai svajonių, dainų, pinigų, gero derliaus, daug vaikučių, būti visiems sveikiems. Gyventi, mylėti vieni kitus. Čia atrišta, gerai. Leidžiam, paleidžiam! Mūsų svajonės skrenda į dangų, tegu išsipildo. Ne visiems iš karto šypsosi fortūna, nežinia kokius likimų, akmenis ridensim išgyvenom. Nežinau, čia daugelis švenčių, ne, šiandieną ir Joninės, ir NATO, ir čia jūsų bendruomenės, ir 20 metų, žodžiu, noriu jūs labai pasveikinti, noriu labai pasidžiaugti. Labai džiaugiuosi už jūs. Taip pat labai džiaugiuosi visiems skanaus tie, kurie valgo. Radio imtuvą, ėjai per gatvę tu basa.